kaip reagavo, kaip va šitame visame prezidento medžioklėje sudalyvavo ponas Valatka, kur čia turi 3 įrašus. 3 vienos yra kelionės aprašymas, kitas yra kažkokia tai iš kitų, visai kitos rūšies. Ten galima tų apyrašų, ta prasme, ką reiškia tie, kas tuose apyrašuose, tuose fonduose yra sudėta, kokios konkrečios bylos ten sudėtos, tai čia galima sužinoti ten viskas yra sudėta ypatingo archyvo tinklalapį, jūs galite susirasti. Kaip ir Ritos Miliūtės irgi yra kažkokia tai byla, aš sakau, 42 apyraše, čia jau yra nebe patikrinai. K1 tas fondas jau yra nebe apie keliones, čia jau apie ką kitą. Gali būti, kad tai yra Sąjūdžio informacinės agentūros sekimo kokia nors byla. Gali visko kol būti. Neišsiaiškinti, tai čia nėra apie ką šnekėti, nes taip, bet šitą publiką dėl ko negalim būti objektyvūs. Taip, bet šitą publiką kažkaip tai nutyli, kad ir apie juos yra šitokie dalykai, kokius jie platina apie prezidentą. Jie tyli apie tai. Jie tame, pavyzdžiui, Rita Miliūtė tapino šitągi pranešimą, kur apginsiu prezidentą, kurisai pripažįsta, kad jo tėvas irgi buvo kolaborantas, ką mes jau nesikė esame ir radę ir tiesiog liudininkų ir taip toliau. Bet kai jisai tepa prezidentą KGBizmu, Rita Miliūtė tuo dalinasi ir pagrindas yra visiškai tas pats, ką galima rasti ir apie ją pačią. Be abejo. Vat pasiimi, pasidedi ir lygiai bus tas pats veidelis jaunas gražus ir bus aprašyta, kaip jinai važiavo kažkur tai, nes čia yra K1. Vienas klausimas toks kyla. O čia šitą Ritos Miliūtės įrašą Facebook'e LRT etikos kontrolierė reaguos kaip ir Virgio Savukyno? Čia yra teisinga. Čia yra teisybė. Čia yra teisinga. Bet tai čia ką tada reiškia, yra oficialus LRT požiūris? Taip, taip. Po to mes va čia tarp kitko fiksavome visus šmeižtus Garbačiauskaitės. Tai va tuose šmeižtuose tai iš Antstolių kontoros atvežiau. Taip, šviežiai iš Antstolių kontoros, nes kaip ir žadėjome, mes tikrai Garbačiauskaitę į teismą paduosim. Dabar jau gali trinti savo įrašus. Galite dabar, ponia Garbačiauskaitė, trinti, mes viską užfiksavom, viską mes čia turime. Tai va šituose dalykuose, šituose savo visuose šmeižtuose, ponia Garbačiauskaitė įvardina, kad kuo kalta OPTV. Jinai partinę opoziciją leidžia kalbėti partiniai opozicijai. Tai pavyzdžiui, ką Rita Miliūtė, jinai partinės opozicijos neįleidžia, jinai varo ant tų, kurie yra įvardyjami kaip, kas čia pasakė, kad aš jau seniai traktuoju, Landsbergis beros, kad jisai traktuoja prezidentą kaip opozicijos atstovą. Tai prašau, Rita Miliūtė irgi viską jinai daro teisingai. Tik tai tiek, kad Rita Miliūtė turėtų viršuje savo tam Facebooko puslapyje irgi tokią anketą, tokį ten tą kartotekos lakštą imti ir pasidėti. Va kaip aš irgi susitepusi KGBizmu, jeigu jau taip traktuojam vienodai visiems. Jeigu visiems traktuojam vienodai tos įrašus. Taip. Lygiai taip pat Valatka galėtų. O Valatka vietoj to mums primena pirmąjį veiksmą šitos medžioklės prezidento. Jisai sako, žiūrėkite, kokią knygą parašė, ne? Pagreitinto veikimo bombą, jisai ten prirašė, ten reikalavo greitai tyrinėti prezidento visokius griekus. Ne, tai panašu, kad Seimas tyrinės. Nenoriu būti, kaip sakoma, blogo ar gerų pranašų, bet taip didelė tikimybė yra, kad Seime bus sudaryta speciali tyrimo komisija, arba jeigu ne komisija, tai bent jau pavesta kuriam nors komitetui. Ir tos knygos pagrindu, prezidentas bus, kaip sakoma, analizuojama jo veikla ir dergiamas. Aš kitaip negaliu pavadinti, nes jeigu objektyviai pasižiūrėti, tai ten jokio objektyvaus pagrindo sudarinėti kažkokią komisiją ar kažką aiškintis iš tos knygos nėra. Nes geriausias klausimas, į kurį čia irgi mes jau vieną kartą savo laidoj minėjom, bet negaliu nepriminti mūsų žiūrovam, kad irgi ten ponas Lopata pastoviai sako, vienas iš nusikaltimų, iš pažeidimų reikia išsiaiškinti, kas išviešino pranešėją.
Na tai, kai tu parašai tokius dalykus, kad buvo užsienyje, ten nemoka anglų kalbos, apdovanotas ten tokiais ordinais, nu tai tu atlieki 3 elementarius veiksmus, pasižiūri ir gauni vieną žmogų, kuris, nes kito tokio žmogaus dirbusio VVSD departamente, nu tiesiog nėra. Tai čia tiesiog reikia atlikti elementarią analizę ir viskas. Ir jeigu tu atlieka elementarią analizę ar žurnalistas, ar kažkoks kitas asmo, kuris nėra niekaip susijęs, sakykime, su ikiteisminio tyrimo institucijom, tai kas jam draudžia savo samprotavimus viešai paskelbti? Niekas. Taip. Bet rimtų veidų ruošiamasi svarstyti tokius klausimus, planuojamai sudaryti Seimo specialioje tyrimų komisijoje. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, pasitinkant šitą rinkiminį sezoną, kuris jau iš tikrųjų nepasitinkant, o tiesiog jis jau įsibėgėja palaipsniui. Aš stebėjau šiandien, kiek turėjau laiko, ką žmonės komentuoja. Tiesiog tuos visus tokius nevalyvumus, šiek tiek stengiausi šiandien savo Facebook'e parašyti keletą tokių įrašų, kad tiesiog tos nevalyvumus interpretacijų šitų KGB archyvų, kurie dabar atsivėrė, šiek tiek pavalyti, šiek tiek išvalyti. Tai ką aš jums noriu pasakyti, kad dabar žmonės ką daro? Jie sako, klausyk, tas Nausėda, o jisai taip, o jisai klausykite, sako, jisai disertaciją kažkada tai parašė, jisai dėstyti greitai pradėjo, o jisai matematikos egzaminą išlaikė ar ne? Ir toksai, čia mes turime, Čmilytės senelio kapą, mes turime kolaborantų vaikų tuntą, kurie dalyvauja valdant valstybę, ir mes pasiimam tą vargšą Nausėdą ir sakom, klausyk, 3 klasėje, spalio 27 dieną, ką tu pasakei Marytei per pertrauką? Taip, iki to, praktiškai iki tokio lygio. Atsiprašau, nesinori, bet mes nusismulkėjam iki absurdo ir mes leidžiamės manipuliuoti. Bet tai toks tikslas ir buvo. Šito tikslas yra toksai. Tai koks tikslas buvo paskelbta, sakykime, tokį keistą ir jokingą faktą, kad, sakykime, prezidentas buvo įstojęs į komunistų partiją. Jau visiškai artėjant Sąjūdžiui ir, kaip sakoma, į Gorbačiovinę. Į Gorbačiovinę, be jokios abejonės. Kaip buvo įstojusi ta pati, mes jau sakėm, Oželytė iš viso iki centro komiteto nuėjo. Centro komiteto bet kas patekdavo, tai čia jau labai aišku. Bet tai mes, Oželytei šitą publiką pretenzijų jokių neturi. Ne. Jinai netgi meluoja apie Grybauskaitę. Tai neturi iš tikrųjų labai daugam ir sakykime, ir gal ir negalim turėti, sakykime, turbūt nei jūs, nei aš neturėt pretenzijų, sakykime, Kazimierui Motiekai. Ar ten kitiem asmenim, kurie irgi buvo, jie buvo SKP nariais. Ir buvo, sakykime, ne tai, kad įstojo ten 88 metais ar 89, bet ilgamečiai. Ir paskui buvo prie Sąjūdžio ištakų. Paskui vadovavo ką tik atkurtai Lietuvos Respublikai, padėjo jos pamatus. Ir ką dabar, jos visus istorijos šiukšlyną, ar kaip? Ir kitas yra toksai, pasiskaitė žmonės, kad yra tie sąjūdiečiai. Taip, jie labai daug, turėkit omeny, Sąjūdžio žmonės, kai tik tai buvo įkurtas Sąjūdis, jie labai buvo kviečiami ir jie labai daug kur važinėjo. Taip, dėl tos narystės, tai pagaliau ilgą laiką dešinioji Landsbergio ranka, Česlovas Stankevičius. Irgi buvo partinis, ir ką dabar. Bet šita publika Česlovui Stankevičiui, Vytautui Landsbergiui, Daliai Grybauskaitei, kuri melavo atvirai, klastojo biografiją, perrašinėjo faktus, tai jai jokių pretenzijų jie neturi. Nors suveskite, gerbėmieji, Dalia Grybauskaitė į šitą pavardžių archyvą. Ir jūs rasite, kad yra ten bylutė. Tik tai yra jums duos ją pasižiūrėti. Tiek, sakykime, ponas Lingė, buvęs Grybauskaitės patarėjas, dabar vieno iš Seimo komiteto pirmininkas, tiek Andrius Tapinas, jiegi pabrėžė. O jų Grybauskaitė deklaravo. Mes vakar laidoje aptarėm su ponu Matulevičiu. Būtinai pasižiūrėkite, iš tikrųjų, jūs veltui ignoruojate. Labai aiškiai
jinai pati nurodo klaidingus duomenis savo dviejose prezidento rinkimų anketose. 2009 metais ir 2014. Ir jos yra vien, skirtingos. Jos yra skiriasi datos. Skiriasi datos, skiriasi partijos, kurioms jinai priklausė. Taip, nes jinai mėgina įrodyti, kad būdama pas Burokevičių, jinai priklausė LKP. Taip. Tai va. Tai čia yra krištolinis dorumas ir krištolinė teisybė. Ir va čia yra tie dalykai, dėl ką reikia pasakyti. Dabar mums pametėjo Nausėdą. Mes tik nebinėjam tam, kutinėjam, apžiūrim iš arti labai, dar ko pasakyti. Po to mums pametės Igną Vėgėlę. Jau man eina žinutės. Jau man eina messengeriai iš nežinomų adresatų žinutės, sako, o jūs žinote, kad Vėgėlės, pavyzdžiui, šeima turi didžiulį verslą. Aš irgi buvau nustebus. Čia ką nusikaltimas. Tai va. Bet, žiūrėkite, Vilpra, ne? Didelė įmonė, ne? Privatizuota tais laikais. Kaip ten buvo? Ir prasideda. Ir Ignas Vėgėlė apie tai, jeigu pats nepapasakos pirmas, tai atsiras Tapinas, kuris papasakos. Taip. Kuris už jį papasakos. Ir tada mes nagrinėsime Igną Vėgėlę. Ir su keistom interpretacijom. O kas jom apmokėjo visas keliones, visą tą mokslą, jis iš tikrųjų jo sivytas išsimokslinimo. Įspūdingas. Fantastinis. Tai vat mes ten tada nagrinėsim. Jo. Ušackos pintas, atsimenat, kaip per rinkimus aiškinosi, kaimynai apskundė Ušacką, kad jisai laiko spintą koridoriui. Ir atsiminkit, kaip mes nagrinėjom, kaip mums Delfiai, Lietuvos rytai ir žinių kanalai ten pirmų numerių. Klausykit, Ušacko spinta stovi ne vietoj. Ir tokiais veidais rūščiai šitą sakė, kad atrodė, Jėzus Marija, toj spintoj sėdi, nežinau, kieno nors lavonas paslėptas. Nuo pasakymo manieros ir kaip pasakoma labai daug kas priklauso. Tai čia, žinot, ir kai naudojama tas blogiems tikslams, tai aišku, efektą sukelia, nes galima pasakyti labai, tiek to. Nesileisim į detalės. Į detalės negalima nesileis, bet tai čia yra tai, kaip šitie manipuliatoriai, o čia yra KGB-niai metodai. Va tai, kas dabar yra naudojama prieš Nausėdą, čia yra svarbu pabrėžti, čia yra grynaveisliai KGB metodai. Kada žmogus, kuris rašo, apginsiu prezidentą, ne? Klausykit, visas tekstas yra, va čia šūdelio išmečiau. Atsiprašau, nes šimonitizmus stengiamės valyti. Bet tai va visą, ko nors brudo, va čia papyliau, pasakiau, kad mano tėvas suklydo ir žiūrėk, jisai važiavo. Ir va tas melavimas, tas pasikliovimas, kad žmonės nesuves galų, kad žmonės kvaili. Kaip apie Antaną Terlecką, daug dievė jam dangaus karalystė, nebuvo kalbama, taigi klausykit, čia bulkučių vagis. Žiūrėkit, ką jisai kalėjime, ką jisai darė? Jisai valgyt virė. O visi virėjai mes žinom, kad buvo užverbuoti. Va šitas varimas ant švarių žmonių, kada jie negali apsiginti, yra tas metodas, šitas metodas yra naudojamas dabar prieš prezidentą. Čia labai svarbu. Nes ir reikia tada pasižiūrėti į akis Tapinui ir klausiu, iš kur tu taip mokė? Iš kur tu taip Baly? Matomai, panašius mokslus praėjo. Ne, tai užtenka paskaityti, galima susirasti, kaip sakoma, bibliotekose yra, sakykime, tuos senus sovietinius laikraščius, tą patį Komjaunimo tiesą ar tiesą, ir kaip buvo aprašinėjamos, sakykime, disidentų bylos. Kaip buvo aprašinėjama Petkaus byla, labai garsaus disidento, kaip jis buvo teisiamas, kaip jis buvo vadinamas, kas jam ten buvo piešiama. Tai dabar panašus dalykai vyksta aplink prezidentą. Tik tai čia jau formuojama nuomonė žmonėms, kurie gimė po 90 metų, kurie neprisimena sovietmečio. Bet metodai tie patys. Ir jie nežino, kad čia yra tie metodai. O metodai tai naudoja. Bet mane iš tikrųjų labai domina. O iš kur jie šitos metodus, šitie naujieji, šitie švarieji, iš kur jie juos išmoko? Ar ne iš ponų Viktorų Čmilių, kurie stovi greta ir patarė, kaip šitą dalyką daryti? Arba kolega, arba pavyzdžiui toksai yra ponas Katkus.